Laidos draugas MP Recycling – nemokamai atsikratyti elektroninėmis atliekomis. Gyvenimas kartais primena fantastinį filmą. Juk sunku patikėti, kad žmogus gali reguliuoti savo būsto temperatūrą, būdamas už 1000 kilometrų. Bet tai jau vyksta. O štai šiauliečiai, parodę savo mokėjimo už šilumą sąskaitas vilniečiams, irgi galėtų būti apšaukti fantazuotojais. Už tokį patį plotą, panašių metų ir panašios statybos name, jie moka trečdaliu pigiau. Ir tai nulėmė naujoji miesto termofikacinė elektrinė, naudojanti biokurą. Šilumos ūkio modernizavimas, aišku, vienas atskirai neduoda to norimo efekto, kaip kad galėtų būti viskas daroma kartu. Aš įsivaizduoju, kad tai turi būti daroma kompleksiškai, tai yra namų renovacija, tai yra perėjimas prie vietinio atsinaujinančio kuro, tai yra biokuro, kadangi šiuo metu yra 3 kartus pigesnis už gamtinės dujas, ir trasų renovacija, kur yra brangios investicijos, bet jos duoda nedidelius sutaupimus, bet tai yra ir patikimumas, ir kažkiek tai mažina šilumos kainą. Svarbiausia yra sumažinti šilumos vartojimą. Kai sumažės vartojimas, tai sumažės ir reikiamas gaminti šilumos kiekis, o tuo pačiu ir naudojamo ar kūrenamo biokuro kiekis. Miesto meras, ką tik išsiuntęs aplinkos ministerijon daugiabučių, kuriuos reikia pirmiausiai renovuoti sąrašą, antrina šilumininkams. Mes iki gyventojų namų modernizuojam po truputį trasas, tai be abejo labai sudėtingas darbas. Šiauliams reikėtų apie 200 milijonų, jeigu trasas visas renovuoti, tai kasmet mes po 3-5 milijonus gaunam lėšų arba iš savo nuosavų lėšų, šiek tiek renovuoja trasas. Na ir vienas iš kertinių tai yra gamyba, pati šilumos gamyba. Džiaugiamės, kad pernai metais pastatė termofikacinę elektrinę, kas leido per 16% sumažinti šilumos kainą. Ir dabar atėjo su naujom idėjom dar pastatyti vieną 20 MW galingumo biokuro katilą, kas leistų sumažinti dar apie 9, gal ir daugiau procentų šilumą. Apie biokuro privalumus kalbama seniai. Pasitikslinkime. Ar iš tikrųjų mažėja šilumos kaina mieste keičiant kuro rūšį? Tai be abejo, kadangi biokuro kaina yra 3 kartus mažesnė už iškastinio kuro kainą ir pagal dabartinius duomenis, pagal Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos teikiamą informaciją, ir štai čia ekrane matome šilumos kainos Lietuvos miestuose nuo vasario 1 dienos. Gerai matosi, kad tie miestai, kurie naudoja biokurą, šilumos kilovatvalandės kaina Lietuvoje vidutinė šį šildymo sezoną yra 21 centas už kilovatvalandę, o tie miestai, kurie kūrena gamtinės dujas ir gamina šilumą, vidutinė kaina yra apie 31 centą, o tokio miesto kaip Anykščiai šilumos kilovatvalandės kaina siekia netoli 36 centų, kadangi ten išimtinai naudojamos gamtinės dujas pagal dabartinę šilumos tiekimo sistemą. Tuo pačiu noriu pasakyti, kad didesnėse šilumos tiekimo įmonėse yra įrengiamas biokogeneracinės jėgainės ir 2012 metais Panevėžyje, Alytuje, Šiauliuose ir Utenoje buvo paleistos biokogeneracinės jėgainės, kurios kūrena biokurą ir gamina šilumą ir tiekia elektros energiją į Lietuvos nacionalinį elektros tinklą. Šiaulių termofikacinėje elektrinėje galima viską pamatyti savo akimis. Taigi, pasakojimas apie biokuro kelią. Čia yra biokuro priėmimo įrenginys, tai yra ir svarstyklės, tai čia yra įmamas mėginys, yra identifikuojamas biokuro vežėjas ir paimamas kuro mėginys drėgmei, kaloringumui, peleningumui nustatyti ir svorį nustatyti. Laboratorijoje padaro kaloringumo analizą, drėgmę, peleningumą, viską atmetam ir degėjamąse perkam. Taip, kad neperkam nei vandens, nei pelenų, nei žemių, nei šiukšlių. Toliau biokuras patenka po moderniosios gamyklos stogu. Čia yra atvežamas biokuras, yra iškraunamas arba judančių grindų pagalba, mašinos yra specialios, arba yra išverčiamos, yra 3 priėmimo vietos ir greiferiniai kranai. Po to, kai jau biokuro mašina išvažiuoja ir užsidaro vartai, tada greiferiniai kranai pradeda savo darbą, ima biokurą ir perkelia į biokuro sandėlį arba tiesiai į katilo
bunkerį. Iš kur jūs jį gaunate? Ar tai buvo viešieji pirkimai ir iš viso pigiai ar brangiai sąlyginai perkate? Jo, tai biokūrą mes skelbiam viešuosius pirkimus, skelbiam 4 konkursus, suskaidėm visą biokūro kiekį į 4 dalis, kad tai nebūtų vienas tiekėjas. Ir skelbiam 4 konkursus, kai kuriuose dalyvavo net iki 10 norinčių patiekti mum kūrą. Tai laimėjo 4 kompanijos biokūro tiekimo ir mes dabar turim 4 sutartis su biokūro tiekėjais. Tai yra Lietuvos beveik visos įmonės, tai yra PK Oliver, tai yra Kietasis biokūras, tai yra Timbex ir Bionovus tiekėjai. Įspūdingais nagais biokūras pakeliamas į viršų, kur jau byra į pakurą. Čia yra biokūro sandėlis. Viršio yra greiferiniai 2 kranai, kurie atgabena per sieną iš priėmimo duobės atgabena biokūrą. Šio biokūro yra apie 9000 kubinių erdmetrių ir jo pakanka 5 parom elektrinės darbo, jeigu nebūtų vežamas biokūras. 5 paroms pakanka šių biokūro išteklių Šiaulių termofikaciniai elektriniai. Šiaulių miestas šildomas yra ir dujiniais katilais, ir numatomais kitais plėsti katilais, bet praktiškai iš šio termofikacinės elektrinės poreikiam, tai yra apie 35 MW per valandą šilumos ir apie 10,5 MW per valandą elektros galios. Na, o dabar keliaujame į pačią elektrinės širdį. Tai yra garo turbina. Vienu metu gaminama termofikacinėje elektrinėje ir elektra, ir šiluma gyventojams. Elektros mes pagaminam nominaliu režimu apie 10,5 iki 11 MW per valandą, o prieš turbiną yra, šiaip technologiškai tai yra garo katilas, kur garas paduodamas į turbiną ir prieš turbiną yra garo slėgis apie 45 barus ir apie 460 laipsnių temperatūra, o už turbinos yra vakuumas 0,7 baro. Tai vienu metu, kaip ir sakiau, yra gaminama ir elektra, ir šiluma. Didesniam elektrinės efektyvumui buvo įrengtas ekonomaizeris. Ekonomaizeris, tai efektas yra didžiulis, kadangi kai nebuvo kondensacinio ekonomaizerio, išeinantis dūmai per kaminą būdavo 180 laipsnių, 150 laipsnių temperatūros, o čia yra panaudojama dūmų šiluma ir dūmų temperatūra yra apie 40 tik tai laipsnių ir efektas mums gausi, kad mums per 1 metus atsipirko šitas kondensacinis ekonomaizeris. Tai efektas yra didžiulis ir gamtai, ir vartotojams, kuriems to pačiu ir mažėja šilumos kaštai. Lietuvoje žinau, kad jau nemažai miestų katilinių turi pasistačiusios tuos ekonomaizerius. Pabendraujate su kitų katilinių žmonėmis, pakalbate, kaip jiems irgi taip pat naudinga? Taip, ekonomaizerį visada naudinga, tik tai tiek, kad kiek kas gali sau leisti įsirengti ekonomaizerį. Šiaip tas ekonomaizeris yra pakankamai didelės galios, tai yra vienintelis Lietuvoje pritaikytas dujom ir tokios didelės galios ekonomaizeris. Tai yra 10 MW galios ekonomaizeris, tai praktiškai Lietuvoje tokio net nėra. Pas mus pirmus vienintelis. Tikriausiai visi prisimena, kad pirmoji didelė biokuro jėgainė buvo pastatyta Vilniuje. Tad kaipgi atsitiko, kad šiauliečiai aplenkė ir sostinę? Ta jėgainė buvo pastatyta pati didžioji, bet kadangi Vilniaus miesto šilumos sistema yra labai didelė, tai ta pastatyta jėgainė tik tai sudaro 11% nuo bendro Vilniaus miesto šilumos kuro suvartojimo, o visa kita dalis yra gamtinės dujas ir tai tik tai dalinai sumažino šilumos kilovatvalandės kainą. Bet po to Vilniaus energija pateikė Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pasiūlymą, projektą, kurį įgyvendinus būtų Vilniaus 3 termofikacinės elektrinės blokas pervestas į biokūro panaudojimą ir šiandien Vilniaus miesto gyventojai jau mokėtų už šilumos kilovatvalandės kainą ne 30 centų, o jau būtų mokėję 22 centus. Tai labai gaila, kad tas projektas nebuvo patvirtintas, nes to projekto nauda būtų Vilniaus miestui dviguba. Tai būtų
pereita prie biokuro ir būtų išspręstas Vilniaus 3 kogeneracinės elektrinės kitų reikalavimų, ES reikalavimų įgyvendinimas, tai yra taršos sumažinimas. Atrodo, apie biokuro privalumus, lyginant su iškastiniu kuru, viskas išsakyta ir informacija pasiekusi kiekvieną, tuo susidomėjusią ausį. Bet nuolat skamba abejonės, kad gali neužtekti biokuro atsargų, kad jis brangs, didėjant paklausai. Seminarų metu visus šiuos mitus griauna biomasės specialistai. Tačiau bet kokiems pokyčiams reikalinga valstybės parama. Ar jo šiuo laiku galima tikėtis? Prezidentė parvežė neblogą žinią, reiškia, Lietuvos struktūrinė parama iš ES nesumažės, o netgi šiek tiek padidės sekančiam finansiniam laikotarpį. Aš labai noriu tikėtis, kad tuose 44 milijarduose litų, kuriuos Lietuva gaus iš ES, bus tie keli milijardai, kurie reikalingi Lietuvos miestams, Lietuvos šilumininkams, reiškia, pereiti prie biokuro. O taip pat, reiškia, ir kadangi didinant paklausos dalį, reikia tinkamai pasiruošti ir pasiūlos dalyje. Tai mes manom, kad ir, reiškia, biokuro gamyba ir tiekimas taipogi turėtų gauti tam tikrų lėšų investicijom į reikalingą infrastruktūrą, logistiką ir taip toliau. Tai vat pirmas dalykas, reiškia, mes manom, kad reikia tobulinti biokuro mobilizavimą bei logistikos sistemas. Kitaip tariant, reiškia, dar daugiau įmonių turėtų dirbti Lietuvos miškuose ir agro sektorėje, surinkdamos tas atliekas ir žaliavas biokūrui. Be abejo, reiškia, reikėtų atitinkamai daugiau įrenginių perdirbimui, reiškia, mobilių smulkintuvų, stacionarių smulkintuvų, galbūt atskirais atvejais kažkokių tai biokūro atskirų rūšių fabrikų. Na ir garantuotas biokūro tiekimas turėtų patenkinti didėjančius vartojimo poreikius. Kaip sakiau, mūsų asociacijos tikslas yra, kad biokūro pasiūla spėtų paskui paklausą, nes kiekviena katilinė jinai augina paklausą, mes norime suspėti iš paskos, kad biokūro kaina nekiltų. Tik tai tada be ginčių, be kompromisiškai bus nauda Lietuvos visuomeniai ir vartotojai. Šiauliečiai taip pat planuoja plėsti savo jėgainę naudodami biokūrą. Tai būtų vien tik tai šilumos gamyba, biokūro iš šilumos gamybos. Mes dabar jau turim vasaros poreikį su šita elektrinė padengę. Tai ji, jeigu statyti kogeneracinę elektrinę, tai jin tik tai dirbtų pusę metų. Elektrą galėtume gaminti, nes vasarą mes jau turim iš ko gaminti elektros energiją. Tai nusprendėm, kad naudingiau būtų statyti biokūrų kūrenamus vandens šildymo katilus. Ir taip turėtų sumažėti šilumos kaina vartotojams dar. Na, o dabar pafantazuokime. Kartais žmonės, pavargę nuo didelių šildymo kainų, ima reikalauti leidimo daugiabutyje įsirengti autonominį šildymą. Tik jei tai dujinis šildymas, tai jis, turime nuliūdinti, tikrai nebus pigesnis už centrinį šildymą. Naujai įsirengsime 4. aukšte vadinamąją buržuiką. Kaip tada? Jūs įsivaizduokite, kad jeigu Vilniaus senamiestyje arba Kauno senamiestyje arba Klaipėdos senamiestyje didžioji dalis daugiabučių namų, kiekvienas būtas atskirai įsirengtų savo krosnį, savo židinius, pradėtų kūrenti malkomis ir tie išeinantis dūmai turi kažkur tai būti pašalinami per kaminus, vėjas pučia, tie dūmai patenka į kitų pastatų šalia gyvenančių gyventojų butus ir susidaro didžiuliai nepatogumai. Tai čia aišku yra ne kelias ir nuo tų šildymo būdų, tokių, apie kuriuos jūs kalbate, tai jau seniai mes esame įsivadavę ir prie jų grįžti nereikėtų. O pabaigai, ar Lietuvos šilumos įmonės pasiruošusios pereiti prie biokuro? Kaip dabar girdime iš šios naujos vyriausybės pareiškimų, kad vyriausybė ir savo programais yra įsirašiusi ir pagal dabartinius viešus pasisakymus, kad vyriausybė yra pasirengusi šilumos tiekimo įmonėms perėjimui prie biokūro suteikti ES struktūrinės paramos dalį ir kad šilumos tiekimo įmonės galėtų pereiti prie biokūro. Tai mes vis dėlto tikime, kad ta parama bus suteikta šilumos tiekimo įmonėms
O kas liečia tų projektų įgyvendinimą, tai noriu pasakyti, kad visos Lietuvos šilumos tiekimo įmonės yra parengusios investicinius projektus, yra parengti įrengimai ir čia yra tik tai finansavimo klausimas. Ir jeigu ta parama bus suteikta, tai mažesnės įmonės, kurios dar neperėjo, tą perėjimą gali atlikti per 2 metus, o didesnės įmonės perėjimą gali atlikti per 3-4 metus. Šiauliečiai pasistatę naują biokuro jėgainę, kurios energija patenkina tik dalį poreikių, jau spėjo šilumos kainą sumažinti 4,8 cento už kilovatvalandę. Kitų Lietuvos didmiesčių gyventojams tai skamba tikrai viliojančiai. Namas ar butas, apie kurį žinome viską, net ir išvykę į tolimą kelionę. Namas, kuris pats taupo pinigus. Jei visai neseniai tai buvo sunkiai įsivaizduojama, tai šiandien jau ir išbandyta. Lietuvoje vis daugiau žmonių į savo telefonus gauna trumpasias žinutes apie tai, kad kažkas nutiko jo būste. Įsivaizduokite, į jūsų namą kažkas įsibrovė. Ta kažką tuo pačiu metu jau galite bandyti atpažinti, įsijungęs internetą. Įvykus kokiai nors avarijai taip pat gausite pranešimą, bet to sistema pasirūpins, kad jos padariniai būtų kuo mažesni. Tarkim, trūkus vandentiekio vamzdžiui, vanduo bus atjungtas ties namo įvadu ir nieko neužlies. Taip pat pajudėjęs link namų, telefono pagalba galite padidinti kambarių temperatūrą. Taupimas yra, kadangi pati sistema reaguoja į temperatūros pokyčius. Na, matot, yra dideli vitrininiai stiklai, viską, ar, sakysim, tą pačią žiemą, saulei pašvietus. Aišku, kambario temperatūra sušyla, termometrai reaguoja iš karto į temperatūros pokyčius, čia prigesino šildymą atskirai šitose patalpose. Automatiškai tas taupimas iš to ir susidaro. Pagrindinės mūsų sistemos sukurtos teikiamos naudos, sakykime, yra 3. Tai yra komfortas, antras dalykas yra ekonomija ir saugumas. Tai yra tokie 3 pagrindiniai dalykai. Komfortas yra pasiekiamas, sakykime, kuriant įvairius scenarius vartotojo pačio, kada jisai, tarkim, eidamas miegoti, paspaudęs mygtuką, užgesina visą apšvietimą foname, tarkim. Ekonomija, tai kad scenarijai sukurti vartotojo leidžia resursus naudoti tada, kada reikia, sakykime, kada jisai yra namuose, tada namas gali daugiau šildyti, kada jo nėra namuose, mažiau. Kai vartotojo nėra namuose, gali būti atjungiami nereikalingi elektros prietaisai, kad jie be reikalo nenaudotų elektros energijos. Nu, saugumas yra pasiekiamas tokiais dalykais, kaip vartotojas gali būti informuojamas, kai dingsta elektra, kai kaukia signalizacija. Sistema gali automatizuotai valdyti laistymą kieme, gali valdyti vartus, gali valdyti žaliuzes. Lietuvos gamintojo išmaniojo namo smegenys telpa į šią instaliacinę dėžę. Tiesa, prieš renkantis tokį pastatų valdymą, derėtų nepamiršti, jog visiems davikliams ir valdikliams būtini laidai. Tad norint įdiegti tokią sistemą, geriausia tai daryti dar statybų metu. Protingojo namo sprendimai idealiai tinka ir biurams, mat ji leidžia pasirinkti, kokios patalpų klimato sąlygos tinkamiausios darbui, fiksuoja, kas ir kada atėjo, bei kada išvyko, taupo energijos išlaidas. Elektros įrenginiai yra lygiai taip pat. Galima įjungti, išjungti, bet idėja jų yra tame, kad ne tai, kad juos ten junginėti šiaip savo, bet kad juos susijęti su tam tikrais scenarijais, kaip ir minėjau, kad išeinant iš darbo, kad atjungtų, tarkim, nereikalingus ten įrenginius. Tai ten yra pas mus reklama pajungta, paskui, tarkim, kavos aparatas, vandens šildytuvas. Ir yra įvykiai, dar yra renkami. Tiesiog yra rašoma, kada signalizacija buvo priduota, kada išjungta. Šitie įvykiai tai lygiai taip pat, su priduodant, atjungiant tą signalizaciją, yra realizuoti tie scenarijai. Čia yra šildymo sąsaja. Čia kiekvienam kabinete atskirai gali nustatyti? Jo, kiekvienam. Tačiau įmonės vadovas nustato, kam šalčiau sėdėti, kam šilčiau? Įmonės vadovas patys darbuotojai nusistato, kiek
savo komfortišką temperatūrą. Gali nusistatyti šildymo kalendorių, savaitės, jeigu programa, tai kiekvienai savaitės dienai atskirai, jeigu paros programa, tai tiesiog kiekvieną parą tai yra kartojimas. Gali būti tiesioginis valdymas, tai visą laiką taip pat. Skaičiuojama, jog išmanusis namas leidžia sutaupyti iki trečdalio išlaidų skiriamų būstui, o štai tokia minimali sistema, kai vartotojas įspėjamas apie dujų, vandens nuotėkį, valdo šildymą, elektros prietaisus vėdinimą, kainuoja keliolika tūkstančių litų. Taigi sparčiai kylant energijos kainoms ir taip nedidelis įrenginio atsipirkimo laikas kasmet vis trumpėja. Komfortas tai yra vienas labai svarbus momentas. Kitas momentas yra, kad ekonomija gaunasi, kad tu preciziškai sureguliuoji temperatūras, kurias tau palaiko, ir nėra jokių ten kažkokių disbalansų, kad ten tau ar tenai užsikaitina per daug, ar tenai užkyla temperatūra ir tu jauti diskomfortą, ir tenai automatiškai ekonomiškai tas nenaudinga. O čia pastovios temperatūros žiemą, vasarą, komfortiškos, ir tas tolygus palaikymas labai sumažina ir elektros sąnaudas šildymą. Žmonės dar nėra, sakykime, pakankamai informuoti apie tą dalyką. Ne visi tie, kurie statosi, žino, kad tokios sistemos yra. Ne visi galbūt kažkas yra girdėję, bet ne visi žino, ką tos sistemos konkrečiai daro. Ir vėlgi, bent jau yra tokia nuomonė, ne kartą tekę girdėti, kad žmonės galvoja, kad tai kainuoja ypatingai daug. Tarkim, 100 000 litų. Panašios technologijos jau diegiamos ne tik individualiuose namuose, biuruose, bet ir daugiabučiuose. Vadinamoji išmanioji daugiabučio administravimo sistema leidžia kiekvienam butui atskirai nustatyti šilumos tiekimą, reguliuoti bendrų patalpų apšvietimą, šilumos punkto darbą. Paskui susistemintus duomenis kiekvienas žmogus gali stebėti neiškėlęs kojos į lauką. Tai reiškia, jog išmanusis daugiabučio administravimas galimybė atsisakyti namo administratoriaus ar pirmininko paslaugų. Sistema itin svariai pagerintų ir renovuojamų namų energetinį efektyvumą. Renovacijos atveju vienaip ar kitaip vis tiek yra renovuojamas ne tik tai, tarkim, sienos, lygiai taip pat yra renovuojama ir šildymo sistema ir galbūt kitos dar inžinerinės sistemos, tai tą sistemą skirtą daugiabučiam, ją galima diegti renovacijos metu pilnai. ES sprendimu nuo 2018 metų viešieji pastatai, o nuo 2020 visi nauji namai ir komercinės paskirties statiniai privalės energijos suvartoti kelis kartus mažiau nei šiandien. Tad tikėtina, jog protingais namais taps kone kiekvienas ateityje statomas būstas. Be to išmanusis namas turėtų taupyti ir išlaidas draudimui. Praėjusioje laidoje skambėjo štai toks klausimas. Kiek šilumos kilovatvalandžių kvadratiniam metrui suvartojo per 2012 metus pats netaupiausias Šiaulių daugiabutis? Teisingas atsakymas – 242 kWh. Pirmasis teisingai atsakė mūsų žiūrovas Domas. Jam atitenka prizas savaitės leidinio prenumerata mėnesiui. Beje, jau šį antradienį pamatysite naują savaitės leidinio priedą – Savaitė namie ir sode, kur šalia kitų patarimų bus ir renovacijai skirtų. Skelbiame naują klausimą. Kiek energijos leidžia sutaupyti išmaniojo namo sistema? Skelbiame atsakymų variantus. Pirmasis teisingai atsakęs gaus savaitės prenumeratą, o visi teisingai atsakę keliaus į finalą ekologiškam šaldytuvui Snaigė A++ laimėti. Tad laukiame jūsų atsakymų ir iki susitikimo kitą šeštadienį.